Sveiki, taigi atvykau antrą kartą į Tanzaniją, tai yra mano 166 valstybė ir be abejo į Tanzaniją, va dabar esu Ngorongoro vulkano viršūnėje. Į Tanzaniją be abejo mane pasiuntė Baltarusijos KGB tam, kad aš garsinčiau jo ekscelencijos Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos vardą ir dergčiau Lietuvą. Štai aš atvykau į Afrikos žmogaus ir tautų teisių teismą. Labai įdomus teismas. Įdomiausias jis tuo, kad jis yra sukurtas Europos žmogaus teisių teismo modeliu, pagal modelį, bet jis šiuo metu gina daugiau žmogaus teisių nei Europos žmogaus teisių teismas. Tai šitas Afrikos žmogaus ir tautų teisių teismas pripažįsta daugiau žmogaus teisių nei Europos žmogaus teisių teismas. Ir tai yra nuostabu. Mes esame pripratę prie to, kad baltas žmogus sukuria žmogaus teisės ir taip toliau ir veda pasaulį į priekį. Ir tai yra tiesa, kad baltas žmogus sukūrė tas teisės. Bet šiuo metu Europos žmogaus teisių teismas labai atsilieka nuo Afrikos žmogaus ir tautų teisių teismo. Tiesiog dėl to, kad Europos žmogaus teisių teismas yra užsidaręs. Jis praktiškai nebegina žmogaus teisių. 99,99% bylų Europos žmogaus teisių teisme yra atmetama be nagrinėjimo. Būtent todėl aš šiuo metu daugiau darau skundų į Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetą. Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas tai yra apeliacinis praktiškai teismas po Afrikos žmogaus teisių ir tautų teismo, Europos žmogaus teisių teismo ir Transamerikos žmogaus teisių teismo. Yra dar toksai Transamerikos, kuris turi jurisdikciją virš Amerikos valstybių. Džiaugiuosi už afrikiečius, kad jie eina į priekį daug greičiau nei europiečiai, o europiečiai, kaip visada, kaip čia pasakius, kaip visada, kaip pastarąjį dešimtmetį skęsta. Štai taip atrodo teismas iš išorės, ten buvo vidinis kiemelis. Kažkada pietavau su vienu iš šito teismo teisėjų Paryžiuje, jis yra Paryžiaus profesorius, tais laikais, kai dar buvau doktorantas Sorbonos universitete Paryžiuje. Iš tikrųjų, taip, tai matot, dauguma teisėjų šitame teisme, jie studijavo Paryžiuje, Londone, Niujorke, todėl jie labai gerai supranta žmogaus teisių problematiką. Ir todėl jie nori apvyt Europos Sąjungą. Taip, jie turi ambiciją eiti prieki greičiau nei Europos Sąjunga ir pakilt į viršų labai greitai. Aš nesakyčiau, kad jiem pavyks tai padaryti greitai, ekonominė prasme, nes Afrika vis dėlto labai atsilieka. Pažiūrėkit mano nuotraukas Facebook'e, Instagram'e, video. Taip, Afrika labai atsilieka nuo Europos. Bet svarbiausia, kad mentaliniam lygmenį, pavyzdžiui, šitam teisme jau teisėjai supranta žmogaus teisių problematiką daug geriau nei Europos žmogaus teisių teismo teisėjai. Jie nagrinėja daugiau bylų, jie padeda daug didesniam žmonių skaičiui. Ir jie nuoširdžiai tiki, kad per žmogaus teisės galima stumti Afrikos ekonomiką į priekį. O dabar už mano nugaros yra Kilimandžaro, aukščiausias kalnas Afrikoje. Čia mes matom ledą, tarp debesų matom ledą, reikia zoomint. Didesnis nuotraukos yra mano Instagram'e ir Facebook'e. O čia Kilimandžaro naktį. Dabar aš esu architektūros muziejuje Dar es Salame, Tanzanijoje. Čia yra įvairių Tanzanijos genčių namukai ir jų architektūra. Čia mes matom dabar Hehe genties didelį namą. Tai yra didelis namas, kur gyvena vyras su 4 žmonom. Galim įeiti į vidų ir pažiūrėkit, kiek žolės auga ant namo stogo. Tokie dideli namukai nėra norma Afrikoje. O dabar už mano nugaros yra vaikų požeminis namas. Čia stato tokį atskirą namuką vaikams.
ir uždaro vaikus po žemę, kad jie neišeitų. Nu, naktį kam jiem išeit kažkur. Va čia vat tokios durys ir va toksai požeminis vaikų namas. O čia yra gogo genties namukai, kaip mes matom, taip pat yra žolė auga ant stogo, daržovės taip pat dauginamos ant stogo. Namukai parašyta, kad jie yra panašus į masajų. Jūs matėt masajų, masajų namukus, tikruosius, kur iš tikrųjų gyvena žmonės, ne muziejų, mano įrašuose prieš savaitę. Nu, principas panašus, lazdos ir smėlis. Čia smėlis, o pas masajus šūdas, karvių mėšlas. Čia yra Zaramo gentis, namukai jau pastatyti vien iš žolės, nesimato jokio molio, šūdo. Man labiausiai patinka H genties namukai, va šitie vat yra H genties namukai, jie yra gražus iš išorės, aišku, viduj, va čia vat yra tik tai 2 kambariukai, ten yra 1 kambariukas, čia yra vyro žmonos, ten yra vaikų mažas namukas. Vizualiai man tai labiau patinka va tokie va. O čia yra Njambo genties namukas, panašus namukai gražus buvo Esvatinėje. Jeigu sekat mano kanalą, tai ten aš Esvatinėje taip pat filmavau tokį kaimuką, bet ten tikrasis buvo, ten tikrai žmonės gyveno. Vat nuo lubų iki žemės palmės lapai man patinka. Nu ir čia, vat, matot, iš šitos pusės biški molio yra. Gražu. O čia yra Safua genties namukai ir, vat, matot, jie yra jau dažyti. Jie yra mažesni, viename namukė gyvena vyras, kitame žmona ir dar kitame vaikas ir vaikai. Faktiškai vienas namukas vienam žmogui. Tai yra šeima negyvena po vienu stogu. Šeima turi daug stogų. Bet kas yra įdomu apie šitos namukus? Visų pirma, Safua jie dažo, paišo ant savo sienų. Ir antra, čia jau yra antrasis aukštas. Va ten yra antras aukštas ir va tokie va laiptai. Kas yra įdomu? Tokius laiptus, va tokius pat laiptus, aš jums rodžiau iš Panamos. Imbera gentis Panamoje, indėnų, kitame kontinente. Va tokius pat laiptus daro. Ir aš jums filmavau kaip močiutė, kuriai 80 metų lipo tokiais laiptais į antrą aukštą. Nu, taip, specifika yra ta, kad Imbera neturi pirmo aukšto. Pirmas aukštas pas juos yra visada tuščias. Jie gyvena tik tai antrame. Štai taip atrodo antras aukštas, bet čia jau galima gyventi. Čia ne tik tai deda daiktus kažkokius, bet čia galima miegot. Vienintelė gentis, kuri turi antrą aukštą. Paprašiau Baltarusijos KGB darbuotojų, kad įjungtų man už nugaros Zanzibaro jūrą dabar, kad parodyčiau, kaip gerai gyvena vatnikai. Dabar gavau klausimą, ką daryt, jeigu žmogų iškelia iš jo būsto. Dėl to, kad reikia statyti tą poligoną. Žiūrėkit, dėl teisinės procedūros. Nes matot, aš tada praeitam video sakiau, kad jeigu žmonės susivienys, niekas jų neiškels iš tenai ir net nereikės teisinės procedūros. O po to atvažiavo Nausėda ir pasakė, kad kiek žmonės besivienytų, vis tiek visus iškels ir poligonas bus. Demokratinis Lietuvos valdovas, jo ekscelencija, blėt. Tai va, teisinė procedūra. Dabar jie turi pasiūlyti kažkiek pinigų, kiekvienam, ką nori iškelt iš tenai. Reikia prašyti daugiau pinigų, nesutikt dėl pinigų, nes aš labai abejoju, ar jie tikrai pasiūlys milijoną. O milijoną, už milijoną aš išsikelčiau iš tikrųjų. Aš manau, kad jie siūlys tiek, kad žmonės negalės nusipirkti tokio pat būto, tokioj pat gražioj vietoj. Ir ką reikia daryti? Reikia nesutikt priimti šitos pinigus, prašyti milijoną. Reikia, tai ką, prašykit tada milijoną. Nes reikia kompensuoti moralinį skausmą, tėviškės ilgesį, pripratimą prie naujos aplinkos,
Ir be to reikia nebele kokio kito būto, o gero ir geresnio. Tai todėl jokiais būdais nereikia sutikti su pinigais, kuriuos siūlys Nausėda ir ta mergaitė premjerė. Nesutikime priimti šitos pinigus. Na ir jeigu pinigų nepriimam, einam tada į regionų administracinį teismą. Reikia apskūsti sprendimą atimti, nacionalizuoti turtą į regionų administracinį teismą. Po regionų administracinio teismo mes paduodam apeliacinį skundą į vyriausiąjį administracinį teismą. Ir po vyriausiojo administracinio teismo bylą perduoda antstoliam, kad antstoliai visus iš tenai per prievartą iškeldintų. Vat šitoj vietoj mes duodam skundą į Jungtinės tautas ir Jungtinės tautos mano praktikoje buvo per 4 valandas priima sprendimą sustabdyti antstolių vykdomąjį raštą. Jungtinės tautos panaikina, kitaip tariant, sustabdo geresnis žodis, ne? Sustabdo antstolių vykdomąjį raštą. Žmonių negalima iškelti iš jų gyvenamosios vietos. Ir tada po to Jungtinės tautos 5 metus maždaug spręs, ar Lietuvai tikrai reikalingas poligonas, nes jų yra daug tų poligonų, plus tas poligonas gal specialiai yra statomas, kad išprovokuotų karą su Rusija. Ir net jeigu ir nutars Jungtinės tautos, Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas, kad reikalingas tas poligonas, mes turėsime dar kitą klausimą, kokia turi būti kompensacija. Ir kompensacija bet kokiu atveju bus didesnė galų gale. Tai blogiausiu atveju tie žmonės gaus daugiau pinigų, geriausiu atveju juos paliks ramybėje ir poligono nebus. Tai yra, Jungtinės tautos turi galias sustabdyti poligono statymą, sustabdyti žmonių iškeldinimą ir uždrausti poligono statymą tol, kol Jungtinės tautos nepriims galutinio sprendimo, ar tas poligonas tikrai reikalingas ir ar ta kompensacija yra adekvati. Mano praktikoje yra būta, kai Jungtinės tautos sustabdydavo antstolių veiksmus, valstybės institucijų veiksmus per 4 valandas po skundo padavimo. Tai yra labai greitai. Tik tai reikia nepražiopsoti. Kol byla dar vyksta teismuose, Lietuvos teismuose, pavojaus nėra, nes žmonės nėra iškeldinami per prievartą. Per prievartą jie yra iškeldinami nuo to momento, kai įsigaliojo vyriausiojo administracinio teismo sprendimas ir byla atiduodama antstoliam vykdyti. Antstoliai jau su policija visus per prievartą gali supizdinti ir iškeldinti iš tenai. Tai va tuo momentu, šitą momentą svarbu nepražiopsoti. Tada reikia skubos tvarka duoti skundą Jungtinėm tautom ir prašyti, kad Jungtinės tautos sustabdytų vykdymą. Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo vykdymą. Ir tai galima padaryti, aš tai dariau labai daug kartų, tai tikrai galima padaryti. Būna, kad kažkas eina ne pagal planą, pavyzdžiui, vietoj 4 valandų gali būti kelios dienos. O mano praktikoje iš viso vieną kartą buvo, kad tai užėmė mėnesį. Būna taip, bet tai yra labiau išimtis. Kita vertus, visada reikia galvoti, kad gali būti kažkaip ne pagal planą. Ruoštis reikia blogiausiam scenarijui, todėl reikia nepražiopsoti dienos. Pavyzdžiui, yra vyriausiojo administracinio teismo sprendimas dėl poligono, kad visus iškeldinti ir statyti poligoną. Vat tą pačią dieną siunčiam skundą į Jungtinės tautas. Kol ten dar daeis iki antstolių, kol antstoliai iškvies policiją ir prasidės tie veiksmai, Jungtinės tautos jau turėtų uždrausti antstolių veiksmus, uždrausti policijai iškeldinti žmonės. Ir viskas bus labai gerai. Tik tai reikia nepražiopsoti. Lietuva yra bejėgė Jungtinių tautų žmogaus teisių komitete, dėl to, kad Lietuva yra žinoma kaip autoritarinė, antidemokratinė, antižmogaus teisinė valstybė. Tai supeizdint Lietuvą Jungtinėse tautose, Europos žmogaus teisių teisme yra pakankamai lengva,
dariau tai labai kaip smagu. Dariau ir darysiu. Tai va. Svarbu vienyti, svarbu, kad žmonės, aišku, nenusileistų, kad jie nepasiduotų šito pedofilo Nausėdos tenai propagandai ir priešintųsi. Vat. O aš žiūrėkit Zanzibare. Taip atrodo Zanzibaras. Atostogos, blėt, čia ne atostogos, čia gyvenimas. Gyvenimą man kaip visada apmokėjo Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Noriu jam atskirai padėkoti už Zanzibaro vaizdus. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.